Ypač džiugu, kad jums atostogos tokios svarbios, matosi, kad pasiryžę dideliem darbam, o man ypač džiugu, kad štai tokią galimybę pasikalbėti ir aptarti, kaip moksleiviai gali vadovauti vyriausybei, aš turiu trečią kartą. Tai trečią kartą moksleiviai vyriausybė programa yra realizuojama. Ir iš ties manau, kad tame yra abipusės labai didelės naudos. Aš tikiu, kad jūs po savaitės pajusite didžiulę potraukį toliau savo gyvenime projektuoti valstybinės veiklos ateitį, didžiosios politikos ateitį. Kaip žinote, didžioji politikoje arba valstybės valdyme visos žinios yra svarbios, ypatingai svarbios yra fizikos žinios. Taigi čia nešneku apie tai, kokius mokslus jūs rinksitės, kalbu apie jūsų pačių gyvenimo perspektyvą. O mums yra naudinga išties, matant jūsų jaunatvišką energiją, jūsų jaunatvišką maksimalizmą ir žibančias akis, išties irgi pajusti, kaip gyvenimas keičiasi, kaip jisai eina į priekį ir ypač pajusti tą 21 amžiaus klasę. Tai neturiu čia ką daug pasakyti, išties kviečiu jūs drąsiai šią savaitę tiesiog elgtis, jaustis, nesibaiminti čia jokių didelių autoritetų. Iš tiesų visi mes širdimi jaučiamės labai jaunatviški. Mano patarėjų komanda čia paskui sėdė iš viso tokie pusiau, nežinau, drįstu vadinti vaikais, pabrendę ir su šeimom ir panašiai, bet iš tikrųjų jaunų žmonių aplinka man tikrai visada yra labai stipri atrama, suvokiant, kad iš tikrųjų dinamika yra 21 amžiaus vienas iš svarbiausių bruožų. Ir todėl jūsų šios savaitės buvimas kartu su ministrais, buvimas kartu čia su mumis šituose rūmuose turėtų būti kaip tik tokios sveikos dinamikos užtaisas visiems. Prasideda naujas rudens politinis sezonas, be abejo ir toks pat ir šiek tiek kitoks lyginant su ankstesniais keliais sezonais. Prasideda rinkiminiai metai, kitais metais rugsėjo rinkimai, tai tas visų maišo savom spalvom bet kokį politinį gyvenimą. Kitos pusės rudens sezonas, aišku, yra ir biudžeto svarstymo sezonas. Bet jūs per šią savaitę iš tikrųjų turite turbūt būtų geriausiai, jūs pajustumėt tą darbo atmosferą, darbo dvasią, darbų karuselę, kuri kartais viešoje erdvėje galbūt ir net taip yra gerai matoma. Ir todėl tiesiog raginu jūs šitos savaitės metu iš tikrųjų pajusti tą darbų specifiką, darbų barą, darbų tempą nuo pat ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Tie, kurie dirbsite čia kartu su mumis šituose rūmuose, tai tikrai drąsiai perskaitęs į bet kurias duris ir ypač į mano kabineto duris. Ir mes iš tikrųjų kartu, man atrodo, čia atrasime daug žavių momentų. Skaitant ir tai, kad į darbą jums teks kartu su manim atvažiuoti prieš po 7:15.